2025 metų bendras tarot horoskopas Šauliui. Pasižiūrėkime, kokie Šaulio laukia metai. Kas nesate prisijungęs, junkitės prie mano YouTube kanalo, bus tikrai daug visokiausių įdomybių, ne vien tik tai tarologija. Jeigu norite asmeninės tarot konsultacijos, kreipkitės, rašykite asmeniškai. Dabar pasižiūrėkime Šaulys. 2025 metai Šaulys. Taip, kokios gi durys atsiveria Šauliui? Būtent atsiveria galimybė Šauliui 2025 metais kažkokiose tai situacijose, galbūt kuriuose jautėsi žmogus, kuris galbūt per daug švaisto energijos, per daug kažkam tai duoda, nieko negauna mainais. Tiesiog šitos situacijos, žinot, viską labai gerai pasveriam, tiesiog ir kažką tai keičiam, taip. Tai va būtent šitose situacijose Šaulys bus nugalėtojas. Galbūt yra žmogus, kuris tiesiog išnaudoja Šaulį. Ir tiesiog Šaulys vis dvejodavo, abejodavo kažkaip, nepatogu, nefaina. Arba tai tiesiog artimas žmogus, žodžiu, bet mes realiai jaučiam, kad išnaudoja mus, tiesiog mes galbūt įdedam daug jėgų, daug energijos, bet mainais nieko negaunam. Tai va būtent šitose situacijoje galbūt truputėlį Šaulys tiesiog atsikratys tokiais žmonėmis, tokiom situacijom, kurios tiesiog nedžiugina Šaulio, taip galima sakyti. Nes mes tikrai žmogus jaučia, kad ir šeimoje, taip, žmona rūpinasi šeima, rūpinasi vyru, žodžiu, viskas daroma šeimos labui, bet iš vyro pusės, nei iš vaikų pusės, jinai nieko atgal negauna, jokių energetinių mainų. Ir galbūt būtent tokioje situacijoje tiesiog Šaulys sugebės išsiaiškinti situaciją, gražiai paaiškinti situaciją, kad daleiskim, aš irgi žmogus, man irgi reikia mainų, daleiskim. Žodžiu, va tokiose situacijose tikrai Šaulys atsiveria kažkokios durys susitvarkyti savo, netgi galima sakyti, energetinius mainus. Jeigu aš dirbu, aš noriu gauti tokį ir atlyginimą už savo darbą. Jeigu tai yra šeima, galbūt aš noriu taip pat gauti kažką tai atgal, nes nereikia bijoti tiesiog sakyti, kad aš taip pat noriu. Jeigu mano darbas yra, tai nesvarbu darbas namuose, namų šeimininkė, ar tai įstaiga kažkokia, aš noriu turėti energetinius mainus, kurie man priklauso. Tai va būtent šitos galimybės atsiveria, ta prasme. Kokius Šaulius matys vis dėlto aplinkiniai? Tai vis dėlto Šaulys 2025 metais bus toksai mažas, konfliktuojantis vaikas, kuris vis dėlto galbūt greitai užsidegantis. Žino, toks pykčio bangelės, tiesiog tokie maži konfliktai, žodžiu, toks konfliktiškas žmogus, bet žinot, daugiau galbūt kaip žmogus nepatenkintas. Iš idėjos pykstamės, taip, tiesiog žinot, kaip būna namuose, nėra nuotaikos, išsibamsėsiu ant kažkieno, tai suprantat. Žodžiu, tokie maži konfliktai, žmogus tikrai nėra ramus, bet tai nėra dideli konfliktai, toks konfliktuojantis žmogus, galima sakyti. Kokių situacijų bus Šaulio gyvenime labai daug? Tai yra vis dėlto situacijos, įtemptos situacijos, ta prasme, įtempta situacija, kaip sakant, nėra tos tokios ramybės, taip. Ir vis dėlto tai gali būti kažkokios naujienos tiesiog. Bus daug naujienų, daug žinių. Susiję tai gali būti iš tiesų su teismu, su teismo kažkokiais procesais,
arba tai vis dėlto šaulio gyvenime yra kažkoks tai galbūt trečias asmuo arba kažkokios kliūtys. Va būtent šaulio gyvenime yra kažkokios kliūtys. Ir va būtent šitos va visos naujienos va bus dėl šitų kliūčių. Ir vis dėlto šauliui va būtent reikės spręsti, kaip išsispręsti tas savo problemas, tas savo kliūtis, priimti svarbius sprendimus. Ir tikrai šaulio gyvenime bus tokių, ta prasme, daug tokių naujienų. Tai, žodžiu, be abejo priklauso, su kuo tai susiję. Ir tai yra įtempta situacija. Nu, aišku, galbūt kaip laukiam kažkokių žinučių, kažkokių naujienų, kažkokių tai dalykų, be abejo, visą laiką esame daleiskim, jeigu iš kažkokių tai teismo sprendimų laukiam kažkokių tai šaukimų į teismą ar dar kažką, visą laiką be abejo tai yra situacija įtempta, nes nežinom, kas bus. O kada nežinom, kas bus, koks rezultatas bus, be abejo tai yra stresas. Bet galbūt tai yra kažkokios kliūtis, tai gali būti ir trečias asmuo jūsų gyvenime, tiesiog šeimoje. Ar tai kažkokie tikrai yra kažkokios kliūtis, kurias reikia įveikti. Čia jau, kaip sakant, kiekvieno šaulio gyvenime reikia žiūrėti, kas pas jį yra. Kas bus stabilu ir be jokių pasikeitimų vis dėlto. Va būtent tas noras išeiti, ta situacija šaulio nedžiugina, netenkina tas noras išeiti. Vadina, šaulys supranta, kad jam yra blogai, galbūt dėl tų va tokių va įvykių, kurių bus labai daug. Tai galbūt ir tie maži konfliktai tokie, va būtent be abejo, šaulys negali priimti tokių įvykių ramiai. Užtat ir gaunas tie tokie maži konfliktai, žmogus nusistresavęs, piktas, nervuotas. Ir va būtent tas noras išeiti, viskas, man blogai, aš noriu išeiti iš šitų situacijų, nes man yra blogai. Šaulys jaučiasi tiesiog krizėje. Tai gali būti iš tiesų finansinė krizė, jausmų krizė, žodžiu, nelikybė. Žodžiu, šaulys jaučiasi toks, žinot, kaip Elgeta, atrodo, kad visi kažkaip geriau, arba tai yra tiesiog santykių krizė, nesvarbu kokia. Ir šitas va įvykis vyksta iš senai. Tai vadinasi, iki tokio lygio šaulys atėjo, nes šita situacija vyksta. Tai tikrai jau ne vieną dieną ir ne 2 dienas. Tai va būtent ir tas va noras galbūt priimti tuos sprendimus ir turės priimti sprendimus šaulys, nes viskas jau jam yra blogai. Jisai nėra laimingas. Ir šitas jausmas, jisai tiesiog bus stabilus. Be abejo, kol nesusitvarkom savo situacijų, mes jaučiamės nelaimingi. Kokioje srityje bus vis dėlto pasikeitimai? Būtent šaulys, ką laiko apsikabinės ir nenori paleisti, šitoje srityje bus pasikeitimai. Tai čia jau šauliai žino, kas pas juos gyvenime vyksta, ko jie nenori paleisti. Ir būtent šaulys vis dėlto galbūt pasikliaus savo intuiciją, savo jėga, bet tai nėra jėga fizinė, tai yra jėga, mūsų dvasinė jėga, vidinė jėga. Pasikliaus galbūt savo intuiciją ir, žodžiu, šitoje srityje bus pasikeitimai, kad vis dėlto galbūt šaulys supras, kad vis dėlto aš noriu mėgautis gyvenimu, aš verta ir aš esu. Suprantate, imperatorienė moteris, kuri yra atsipalaidavusi ir mėgaujasi gyvenimu. Jinai jaučiasi saugi, jinai neturi jokių rūpesčių, ta prasme. Tai va vis dėlto šitoje srityje bus pasikeitimai, kad ko aš nenoriu paleisti, vis dėlto galbūt priemam sprendimus, nes suprantam, kad viskas man jau yra blogai ir vis dėlto nusprendžia paleisti tai, ko nenorėjo paleisti. Meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas. Meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas, tai vis dėlto šitoje srityje tikrai buvo daug kažkokių tai galbūt konfliktų, rūpesčių, žodžiu, periodas nebuvo lengvas, galbūt 2024 metais,
bet vis dėlto šaulys įgauna stabilumą. Jo kažkokios tai situacijos vis dėlto susitvarko ir jisai jaučia saugumą. Tai vis dėlto šaulys nusprendžia paleisti. Be abejo, reikia priimti visą laiką, jeigu mūsų gyvenime kažkokie įvykiai vyksta, kurie negerai, netinka mums. Mes jaučiamės nelaimingi, jaučiam, kad mums blogai. Be abejo, mes suprantame, kad reikia juos paleisti, reikia atsikratyti jais. Kartais, kad yra labai skausmingai, bet dėl mūsų labo, nes mūsų gyvenimas tai mūsų. Ir va būtent šitoj asmeninis gyvenimas jausmai, tiesiog taip, tai nebuvo lengva, bet šaulys vis dėlto jaučiasi saugus. Kažkokia ramybė, galima sakyti, ramybė, saugumas, stabilumas ateina. Siela, kaipgi jaučiasi viduje? Siela, tai vis dėlto šaulio gyvenime vis dėlto kažkokie įvykiai bus, kurie pasibaigs. Galbūt, žinot, kaip sako, širdis skauda, siela skauda. Galbūt tas šaulys, kuris buvo anksčiau, jisai va būtent tas periodas pasibaigia, miršta. Tai yra 22 arkanas, tai yra pasaulis, tai yra, galima sakyti, tai iš tikrųjų paskutinis arkanas, kuris baigėsi. Tai vis dėlto, manyčiau, šaulio vidus, šaulio siela bus tokia, kad kažkoks persikūnijimas, kažkoks tai mūsų vidinis perversmas, kažkas tai mūsų vidiniai bus pasikeitimai, kažkas tai seno miršta ir kažką atrandam naujo, kad va būtent mums būtų gerai. Nes iš tikrųjų žmogus, kada jaučiasi viduje gerai, kada neturi baimių, nuoskaudų, streso, jo gyvenimas keičiasi. Tai vis dėlto va šitas pasikeitimas turėtų būti kažkas tai va tokio, kad šaulio viduje kažkokie perversmai turėtų būti. Tiesiog sena miršta ir atgimsta kažkas tai naujo, nauji pojūčiai, nauji potyriai. Kokios bus naujos patirtys šauliam? Va būtent finansai, žmogus, kuris rūpinasi, pentaklių karalius. Va šitoje srityje su šituo pentaklių karaliumi bus vis dėlto naujos kažkokios tai patirtys. Jūs galbūt tą žmogų pamatysite visai kitomis akimis. Tai žmogus iš tiesų, kuris galvoja apie save. Tai žmogui, kuriam svarbu, kad jo ir kad jam būtų gerai, kad jisai galėtų mėgautis gyvenimu. Žodžiu, ir vis dėlto tai žmogus, va būtent tos naujos patirtys, tai gali užgimti nauji jausmai. Taigi vis dėlto naujos patirtys gali vėžio gyvenime tiesiog kažkokie nauji jausmai, kažkoks tai žmogus, atsirasti žmogus, užgimti kažkokią naują draugystę, nauji jausmai. Bet tai tik tai, kaip sakant, tik pati pradžia. Pasiekimai ir pergalės. Vis dėlto šita kova, kurioje tai iš tikrųjų toks periodas gyvenimo šauliams, bet tai be abejo, tai viskas yra, manyčiau, yra atitempta iš 2024 metų. Intrigos, pletkai, kažkas kažką rezga mum už nugaros. Ta kova laimėti bet kokią kainą. Ir nesvarbu, kas bus su tuo žmogum, bet aš turiu laimėti, aš turiu pasiekti savo tikslą. Tai aš nežinau, ar šauliai vis dėlto tokie žmonės yra, kad jie dėl savo tikslų eina per kitų galvas. Ar vis dėlto tokiose situacijose šauliai gyvena, tai tiesiog net ne savo noru. Taip. Nes tai ir parodo, va būtent pasiekimai, pergalės, kad šitoj srityje, va būtent kažkokioj tai, vis dėlto šauliai sugebės galbūt pabaigti tą karą. Nes tai ir parodo, kad va būtent asmeniniam gyvenime tai nebuvo lengva, bet šauliai įgauna tą stabilumą, kad jo siela tiesiog sena miršta, prasideda naujo. Suprantate, tai vis dėlto va šitie tokie periodai galbūt
Be abejo, tai jeigu šnekam apie kažkokius teismus, apie kažkokias turtų dalybas ar dar kažką, tai tiesiog kova be taisyklių. Ir va šitoj srityje turi būti pergalė. Turi būti pergalė ir pasiekimas, kad vis dėlto šitas periodas pasibaigė, bet tai rodo ir asmeninis gyvenimas. Kas iš jūsų gyvenimo, iš šaulių gyvenimo išeina, tiesiog kas išeina. Va būtent šauliai vis dėlto galbūt bijojo prarasti tą komforto zoną. Šauliai galbūt norėjo žengti kažkokį žingsnį savo gyvenime, bet vis, kaip sakant, galbūt neturėjo drąsos. Neturėjo drąsos, nes vas tiesiog ir laikė tas galbūt tą baimę. Taip, o jeigu bus dar blogiau? Suprantat, kada mes kažką tai pradedam iš naujo, mes niekada nežinom, kas bus. Nežinom, kaip bus. Žinom ką, šią realią situaciją, kurią patys išgyvename, kad jinai yra ir bloga, bet mes galvom, o jeigu bus dar blogiau. Suprantat, galbūt tada iš dviejų blogybių renkamės tą, kurią bent žinom, suprantat. Ir iš tikrųjų, va išeina iš jūsų gyvenimo, iš šaulių gyvenimo tas va būtent galbūt neryžtingumas žengti tą žingsnį. Vis dėlto šauliai žengia kažkokį tai žingsnį, nes tikrai ir visi 2025 metai rodo, kad bus pasikeitimai. Va būtent lipimas per galvą, va tos intrigos, va šitie dalykai pergalės, vadinasi, žengia tą žingsnį kažkokį tai ir gyvenime kažkas tai keičiasi, kažkas tai pasibaigia, tos situacijos, kuriuose šaulys jau jaučiasi blogai, nes jisai vis dėlto suranda savo drąsos ir žengia. Žengia būtent tą žingsnį, tai va būtent tie įvykiai, kurie yra susiję iš seniau ir tie įvykiai gali būti vis dėlto susiję su jausmais. Vis dėlto gali būti susiję su jausmais. Tai galbūt asmeninis gyvenimas, kažkas tai šeima, ta prasme, va šitie įvykiai buvo. Ir vis dėlto žengia tą žingsnį. Ir vadinasi, tas neryžtingumas, tos baimės, be abejo, išeina iš gyvenimo, nes jau jisai padarė, jisai žengė tą žingsnį ir, kaip sakant, atgal mes jau nesugrįšim. Jeigu mes jau kažką padarėm, nusprendėm kažką, tai mes jau negalim sugrįžinti laiko atgal. Vis dėlto kova su kuo ir dėl ko teks pakovoti? Jausmai. Tai yra jausmų pradžia. Vis dėlto šauliui, kai bebūtų 2025 metais, tai vis dėlto jausmai, šnekam apie jausmus kažkokius, tai kurie bus kažkoks tai įvykis, va būtent tos va, netgi kova be taisyklių, tai kaip sakant, kas išeina ir dėl ko vis tiek jisai turi kovoti, kad va, gautum tą stabilumą, žengia tą žingsnį. Tai vis dėlto įvykiai, kurie absoliučiai, galima sakyti, nužudo šaulius. Tai yra kažkas tai netikėto. Nes atminkit, mes savo priešam niekada neatsukam nugaros. Mes savo draugam atsukam nugarą. Mes žmonėms, kuriais pasitikime, mes atsukam drąsiai nugarą. Šičia šauliui yra suvaryti 9 kardai į nugarą. Vadinasi, jisai to dalyko nesitikėjo. Tai yra kažkas, tai kažkokia pabaiga. Kaip nužudytas, tai be abejo, periodas pasibaigia. Tai vis dėlto šitoj situacijoj, va tos, va, kaip įrodo, intrigos kažkokios, tai pletkai, intrigos, kažkas tai mums už nugaros rezgava, žodžiu. Tai šitas įvykis be abejo, jisai vis dėlto yra skausmingas. Bet galbūt patys šauliai nusprendė pabaigti. Aš suprantu, kad šičia man yra blogai, kad ir man labai skauda. Žinot, kaip būna kartais moteris vyrai nesvarbu, nusprendžia nutraukti santykius. Kad žino, tiesiog gaila, bet aš su tuo žmogum negaliu gyventi, nes mūsų santykiai nėra normalūs. Suprantat, atrodo, aš jį myliu, bet tiesiog neįmanoma kartu gyventi. Ir tiesiog žmogus priema tokius sprendimus, kad tiesiog nutraukti tokius santykius, kad jam ir yra labai blogai, kad jam skauda, bet jisai žino, kad dėl savo ramybės, dėl savo ateities jisai tai padaro. Ir va būtent
šita kova vis dėlto galbūt bus reikalingi ir advokatai, žmonės, kurie išmano savo gerai darbą, ir vis dėlto tai yra teisingumas, teismas. Tai vis dėlto galbūt šauliams reikės vis dėlto ir pakovoti dėl kažko tai, bet tai nebūtinai gali būti santykiai, šeima, tai gali būti bet kas, draugai, kolegos, giminaičiai. Nu, žodžiu, kasgi būtent jums kažkokia iškritė labai gerą šunybę už nugaros. Arba patys, kur jau suprantat, kad tai yra išnaudojimas, kad tai neįmanoma taip toliau. Tai vis dėlto, tai gali, bet tai jausmai, tai kažkokie jausmai, nu be abejo, galbūt pati geriausia draugė, kurią mes mylim, kurią pasitikim, suprantat, tai yra jausmas. Ir vis dėlto reikės galbūt žmogaus, kuris gerai išmano savo darbą, specialistas, taip, tai gali būti advokatai, teisininkai. Ir va būtent teisingumas, tai vis dėlto priimti svarbų sprendimą, arba tai iš tiesų yra teismas. Nors va būtent įrodė šauliam, kad įvykiai, įtemptos situacijos būtent gali būti irgi va susijęs su kažkokiam daug žinių, daug naujienų ir visa kita. Tai va vis dėlto teks pakovoti va šitą 2025 metų kova, kad jo gyvenime, šaulių gyvenime įeitų jau tas stabilumas, kaip sakant, saugumas, kad aš laimėjau. Ir žengti tą žingsnį, galbūt tiesiog patys šauliai nuspręs viskas, aš kažkokią situaciją perduodu į teismą ir pradedu visą šitą situaciją savo spręsti teismo būdu, nes aš jau pati negaliu susitvarkyti. Ir žodžiu, va šitas va dalykas, kova bus galbūt tokia teisinė. Ir vis dėlto metų korta. Vis dėlto tai yra jausmai, šaulys gyvena praeitimi, jam gaila praeities, jisai nemato ateities. Vis dėlto 2025 metais šaulys gyvens praeitimi. Tai be abejo, tokie įvykiai, kurie vyksta 2025 metais šauliui, tai normalu, kad tu nori, nenori, visi įvykiai tave sugrąžina į praeitį, taip. Ir vis dėlto, būtent kaip kova su ko reiks pakovoti, būtent tai yra taurės, taip, ir šičia būtent taurės, tai vis dėlto jausmai mūsų yra. Tai yra vis dėlto mūsų jausmai ir siela, bet va siela, va būtent kažkas pasibaigia ir, ta prasme, miršta seno šauliui. Ir tokia galima sakyti, bet žinot, kas yra? Šaulys žiūri į praeitį. Be abejo, jeigu reikia susitvarkyti gyvenimą, reikia susitvarkyti praeitį, kad galėtumėm pradėti viską iš naujo, taip, žiūrėti į ateitį. Bet svarbiausia šauliui neužsikabinti už tos praeities ir, žinot, žmogus nemato ateities. Va būtent reikia pamatyti tą ateitį, kad praeitis yra praeitis, taip, jinai skausminga, žodžiu, galbūt išdavystės kažkokios ar dar kažkas, bet yra dar daug gerų perspektyvų. Suprantat, va šauliui nereikia tiesiog likti praeitie, nes iš tiesų tai tokia gali būti ir prasidėti jau tokios depresijos, nes žmogus, kuris nemato ateities, tiesiog jisai gyvena praeitimi, o praeitis mums jokių energijas mūsų tik tai sunkia, o mes nekuriam ateities. Ir va būtent yra tas dalykas, tai pradėti viską iš naujo, palikti visą savo praeities bagažą, palikti savo visas nuoskaudas, netempti savo ant pečių visų, nežinau, kaip sakant, aš su vyru pragyvenau 30 metų santuokoje, dabar jisai parazitas ir mes tempiam tą 30 metų santuoką ant pečių, nes prisimenam, kada jisai susipažinome, kada tą, ne, viskas paliekame. Visą praeities naštą paliekame praeityje ir tiesiog su mažyčiu bagažu, ta prasme, galima sakyti, be jokio bagažo, mes pradedam savo 2025 metus, gyvenam tokius metus. Nes va būtent tai yra baimės, tai yra mūsų baimės ir mes nematome, kad yra dar gerų daug perspektyvų.
Ir vis dėlto pasikliaukite savo intuicija, pasikliaukite savo vidinė jėga, nes iš tikrųjų perspektyvų yra ir gyvenimas tęsis ir jisai jums tikrai duos daug gerų galimybių, bet svarbiausia jas pamatyti ir pasinaudoti. Nes kada mes susikoncentravę gyventi praeitimi, į praeities kažkokius įvykius, mes nematome. Labai dažnai pasitaiko toksai klausimas, ar aš sutiksiu savo meilę, žodžiu, kažką tokiam stiliui. Bet dėja, merginos, moteris, jos dar vis galvoja apie savo buvusįjį. Ir jeigu žmogus nepaleidžia praeities savo buvusio, jos nemato realiai žmogaus, su kuriuo gali susipažinti. Tos galimybės galbūt yra, bet jos pačios net nepastebi, nes jų pasąmonė, jų visa energija vis dėlto yra atiduota praeičiai. Nes jos galvoja, dar kiekvieną vakarą verkia, žiūri nuotraukas. Ta prasme, jos maitina savo energiją, savo buvusį. O visas energijas, kurias turėtų skirti būtent į savo ateitį, ir ta prasme atsimerkiu ir pamatau, kad vau, kiek daug nuostabių vyrų aplink mane yra ir galbūt tikrai, kurie jau galbūt ir simpatizuoja, rodo kažkokį tai dėmesį ar dar kažką, aš jų nematau. Nes aš gyvenu praeitimi. Tai va būtent tas dalykas yra ir būtent šiauliam. Nustokite pergyventi. Praeitis yra praeitis. Viskas. Pabaigėt savo kovas, pabaigėte savo, gali būti ir tai nuoskaudos, kad va tikrai iš to žmogaus nesitikėjau, iš savo draugų nesitikėjau. Tai be abejo, tai yra nuoskaudos. Ir paskui, o ką aš darysiu, o kaip bus? Tai yra baimės. Bet tai baimės yra mūsų mintis. O iš tikrųjų perspektyvos yra, nes jeigu žmogus pamatytų, atsimerktų tiesiog, sugebėtų atsimerkti, pamatytų, kad jisai sėdi užsiklojęs kaldra, kuri yra pilna gyvybės. Tai yra spalvos, tai parodo, kad yra daug gyvenime gerų galimybių. Tik reikia jas pamatyti. Tad linkiu visiems sėkmės šiauliam. Jeigu patiko šitas video, dėkite laiką, komentuokite ir iki.